Sveiki, šiandien laidoj eksperimentas. Elektrodas, medis ir metalas. Tikrai visi, kam įdomu, socialiniuose tinkluose matėt ne vieną video, kai imami du metalo gabaliukai, dedamas elektrodas, taip, jis yra uždegamas ir iš viršaus yra uždengiama medinė mentelė. Viskas labai dega, nusimuša šlakas, na ir vizualiai atrodo visai nebloga siūlė. Mes pabandysim pakartoti šitą dalyką, ar tikrai čia viskas taip lengvai gaunasi, bet mums įdomiau praktinė šito veiksmo dalis. Mes perpjausim šitą bandinuką ir pasižiūrėsim, ar iš tiesų pakankamai giliai įsivyrino, kas kelia tam tikrų abejonių, ar siūlė yra pakankamai švari ir sugebėjo iš metalo išsivalyti šlako likučiai, vėl kyla tam tikrų abejonių. Na, manau, bus įdomus eksperimentas. Važiuoja. Mūsų eksperimentui naudosime kvadratinius vamzdelius, 25-25 senelė dvietukas, o taipogi iš mūsų draugų stokerio, mūsų mylimas mažutis besteriukas, taip pat Atlantic rutilinio glaisto elektrodai. Elektrodą, manau, imsim 2,5 mm ir srovę pasistatysim 70 amperų. Apžvelkime, kaip vaizdas vizualinė apžiūra. Siūlė visai gražiai atrodo, iš tiesų blizgi, be porų, matosi, deguonis tikrai nepakliuvo, yra palei kraštą, matau, šlako intarpas. Na, jeigu būtų labai didelis poreikis, manau, iš 3., 4. ar 5. karto pavyktų ir be šlako intarpo padaryti. Tačiau įdomu, kas yra viduj. Perpjaukim ir pažiūrėkim. Va, perpjuvėm, žiūrim, ką mes gavom. Vaizdas viduj irgi labai neblogas. Vieną bandinuką net pabandžiau, perlaužt pavadinkim, tai sunkiai laužėsi. Ar aš matau šiam būdui praktinį pritaikymą? Tikrai ne. Bet pasibandyti pas save dirbtuvėlėse, eksperimentas dėl įdomu, taip, įdomu, dūmai, liepsnos, viskas labai fainai. Iš tiesų smagus, geras rezultatas. Šį kartą tiek. Iki.